išjojo. Nujojo į 9 karalystę, rado tokią pirtį, o į tą pirtį kasnakt gabendavo po vieną žmogų slibinui praryti. Rado jie ten atgabentą senę. Prašos ją, priimk pernakvoti. Ta atsakė, kaip aš galiu jūs priimti, jokit toliau, nes į šitą pirtį kasdien gabena po vieną žmogų slibinui praryti. Jie sako, tai nieko, liksim ir mes čionai. Paliko karaliaus sūnus savo tarnus pirtyje, liepė tik nemiegoti, o pats išėjo po tiltu laukti slibino. Sutemus atjojo slibinas ant tilto. Kai tik ant tilto užjojo, tuoj kurtai ėmė staugti, sakalai švilpti. Sako slibinas, kurtai nestaukit, sakalai nešvilpkit, nėra čia Domerto, nei Domerto sūnaus, čionai jo nė varnas kaulų net neš.